Niciečiai kaimynai pasiėmė draugus ir išvyko pailsėti į Palangą. Drauge nuėję iki pat jūros tilto galo, niciečiai senoji burtininkė Nukliopa Kukurbezdienė ir turtuolis Batuotas Katinas bei kupiškienė mediumė Marijona Pirštienė dabar stovi prie pat atsiliepimų lentų. Nukliopa pritūpusi irgi taip pat su rašikliu bando ten palikti savo užrašą. Kitų gyventojų svetimų žmonių ant to paties garsiojo jūros tilto dabar čia kaip visada yra susirinkusi tiršta daugybė, jie neskubėdami sau ramiai į visus pusės vaikštinėja ir dairosi, kalbasi tarpusavyje, juokauja. Kažkur ties tilto posūkiu net ir keli prisiekia vietiniai žvejai su užmerktomis į jūros vandenį savo pačių meškerėmis kantriai vienoje vietoje mindžiukuoja ir laukia užkimbant vandenyje savo laimikio. O kur tą sugautą žuvį jie vėliau padės? Čia jau tik vienų pačių žvejų yra asmeninis reikalas. Visai nelabai tų vietinių žvejų daroma žvejyba berūpi ir patiems šiems 3 Palangos svečiams, atvykusiems tiesiai iš pačios šalies gilumos, iš Kupiškio rajono krašto. 2018 m. birželį štai įsivaizduojamas 3 iš Kupiškio krašto tokį labai ilgą ir tolimą kelią link Palangos įveikusių draugų pokalbis ant Palangos jūros tilto galo, papildytas detalėmis apie žvejus ir tirštą poilsiautojų minę. Senoji burtininkė Nukliopa Kukurbezdienė pritūpusi, su didžiausiu užsidegimu rašo ant baltos lentos: "Na va, brangieji, visi čia pasirašo, tai kuo aš, 69 metų Nycių kaimo burtininkė, prastesnė? Šalia visų tų mėgstu seksą, myliu bobs, depešus ir dieną iškėpėšiau užrašų, aš brūkštelėsiu kažką tikrai magiško ir paliksiu mūsų giminės pėdsaką Palangoje. Žiūrėkit va čia, po užrašų aš Nukliopa dar prirašysiu YouTube, juk Eleonorai patiks, kad jos mylimą grupę pareklamavau." Turtuolis Batuotas Katinas mėlynodis stovi kairėje su marškinėliais Radio On Air, išpūtęs akis žiūri į lentą. "Nukliopa, tu tik pažiūrėk, kas čia dar parašyta. Laimis iš Šiaulių kažkoks SL251, o štai čia, Bono is my hero. Klausykit, o tas užrašas aš Jurga, ieškau Berno su telefono numeriu, kartais nebus tos pačios kokios mūsų pažįstamos Jurgos, kuri kažkada jai lankėsi mano paties Papyvesio kaimo turizmo sodyboje, esančioje slėnyje, už Ukėžių kaimo? Jei kas nors iš mano kaimo turizmo verslo klientų pamatys, kad aš stoviu prie lentos su užrašu seks, mano reputacijai turizmo versle bus galas. Nors tiesą sakant, ši lenta puikia vieta nemokamai reklamai. Reikėjo flomasterį paimti, būčiau užrašęs: "Geriausia kaimo turizmo sodyba Papyvesio slėnio teritorijoje", tik pas Nicietį Batuotą Katiną, mediumė Marijona Pirštienė, stovi dešinėje su languotu oranžiniu švarkeliu ir geltonomis kelnėmis. Žiūri į tolį: "Batuotai, nustok tu vienąsyk vis mąstyti tik apie savo verslus, klientų pritraukimą ir sodybas, pažiūrėk, kokia tiršta žmonių daugybė aplinkui zuja." Visi vaikštinėja, juokauja, kalbasi tarpusavyje. O štai ten, ties tilto posūkiu, mums jau toli už nugarų praėjus, keli prisiekę vietiniai žvejai su įmerktomis meškerėmis kantriai mindžiukuoja ir laukia savo laimikio. Įdomu, kur jie vėliau tą sugautą žuvį padės? Turbūt bandys prastumti ją prekyboje ir tokiu būdu vėl pinigėlių savo papildomų prasimanyti. Tikriausiai. Nors tiesą sakant, mums atvykusiems tiesiai iš šalies gilumos, iš Kupiškio rajono krašto, ta jų žvejyba visiškai nerūpi. Nė kiek. Čia, šitame tilto gale, kur susikerta tūkstančių poilsiautojų emocijos, mano mediumės instinktai tiesiog dainuoja. Tik va, Nukliopa, pasisuk šiek tiek, tavo rožinė palaidinė su tamsiais apskritimais tuoj uždengs pusę to skuter užrašo. Po galais, bet Batuotai, čia argi ne vienos iš tavo mylimiausių muzikos grupių yra pavadinimas? Juk taip, tiesa? Vadinasi, net ir Palangon tokių tiktų skuter fanų kartais irgi visus suka paulioti ir pailsėti šalia jūros bangų. Fainai. Burtininkė Nukliopa Kukurbezdienė baigia rašyti, patenkinta atsistoja ir pasitaiso akinius, viskas baigta. Užrašas paliktas, tegul dabar visi Palangos poilsiautojai ir pajūrio vėjai žino, kad niciečių magija pasiekia net ir patį tilto galą, kur bet kas gali imti ir kažką savo įdomaus parašyti. Tegul tie žvejai gaudo savo žuvis, o mes einam ieškoti, kur tas džinas su Eleonora jūros bangose pasislėpė. Žiūrėkit, kaip saulė atsispindi vandenyje, tiesiog fantastika.